Sveiki grįžę į eterį, šiandien studijoje turim svečią, kuris pats nelabai žino, kodėl čia yra. Aš galiu tiesiog kažką pasakyti arba sugėda, arba šiaip pabūt. Svarbu, kad būtų įdomu ir direktorius neišjungtų mikrofoną. Tai gerai, važiuojam. Vėdas kaip po naktis, akis pilnos šviesų triukšmo, rankos dreba nuo kofeino ir mintys bėga be krypties. Vėdas kaip po naktis, akis pilnos šviesų triukšmo, rankos dreba nuo kofeino ir mintis bėga be krypties. Čia toks keistas dalykas, bet kažkaip limpa. Tai gyvenimas irgi nelabai turi instrukcijų. Ant stalo tik pusę plano, likusi dalis pasimetė kažkur telefonai. Žinutės ateina be prasmės, atsakymai dingsta vidury sakinio. Kava šalta, bet vis tiek geri, nes kažkaip juk lengviau apsimes, kad veikia. Laikas tysta kaip kramtoma guma ir niekas tiksliai nepasako, kur einam. Mergaitė sako, tu keistas, aš sakau, čia tik laikinas update'as. Ji nusijuokia, bet neaišku, ar iš manęs, ar iš viso šito fono. Kieme žmonės kalba per pusę garso, lyg visi būtų išjungę emocijas, o aš sėdžiu ir stebiu, kaip viskas vyksta be paaiškinimo. Veidas kaip po nakties, akis pilnos šviesų triukšmo, rankos dreba nuo kofeino ir mintis bėga be krypties. Veidas kaip po nakties, akis pilnos šviesų triukšmo, rankos dreba nuo kofeino ir mintis bėga be krypties. Telefonas vibruoja be priežastį, gal tai tiesiog priminimas, kad egzistuoji. Žodžiai krenta ant grindų ir niekas jų nebesurenka. Draugai atsiranda ir dingsta kaip reklamos tarp vaizdų. Vokas užstringa vidury, nes niekas nebaigia minties. Aš sėdžiu ir galvoju, nieko konkretaus, tik foninis triukšmas galvoje. Gal viskas taip ir turi būti, o gal tiesiog blogas ryšys. Ir ką mes čia šiandien turėjom, nežinau, bet kažkaip gavosi. Tada paliekam kaip yra. Jo, nei per daug, nei per mažai.